Kas skanios kavos, skanios arbatos, kaip jūs šiandien laikotės, kaip atšventėte žolinės, ar gerai pasibuvote su draugais pažįstamais. Ir šiandieną mes turime jau 16 dieną, tai reiškia, kad mūsų mėnesis jau ritasi į antrąją pusę ir visi, kas yra pasižymėję, kokį rezultatą nori pasiekti šį mėnesį, jau šiandieną turėtų matyti pusę to rezultato. Na, o šiandien, rugpjūčio 16, noriu pasveikinti su gimtadieniu Laimą Paleckienę, Rimą, Agnę Ireną Laukę, Rasitą Belevskają, Sonatą Dutkutę ir Dianą Valatkevičienę. Tai gražaus jums gimtadienio. Labas Loreta, labas Rasa, skanios kavos jums mergaitės. Šiandieną labai karšta, taip kad nepamirškite gerti ir vandens, ir daug gerti vandens. Ypač po kavos reikia užsigerti vandens. O aš, žinokit, šią išeiginę praleidau priimamajame ligoninės. Ir žinote kodėl? Todėl, kad man trūksta gliukozamino ir kadangi man trūksta gliukozamino, buvo plaukimas Baidarėm prieš savaitę laiko, praeitą sekmadienį, ir aš nepatogiai kažkaip irklavau, pasitempiau kairį petį ir grįžau, tepiau šitų šaldančių gėlių, nieko nepadėjo, skausmai tik didėjo, nuskausminamieji vaistai nepadėjo, važiavau pas gydytoją, išrašė vaistus nuo skausmų prieš uždegimą nepadeda ir turėjau važiuoti ir į užpakalį adatą gavau ir žinokit, faktas tas, kad pasakė, reikia stiprinti pečių juostą gliukozamino, o kur pas mus yra gliukozaminas? Va štai čia yra gliukozaminas. Čia yra daugiausiai gliukozamino iš visų mūsų preparatų. Tai yra labai svarbus ingredientas, kuris atsakingas už mūsų judėjimo laisvę, už mūsų elastingumą, mūsų, jeigu, pavyzdžiui, sąnariai, kažkur tas sutepimas, nes gliukozaminas tai yra ta sutepamoji dalis, nes jeigu tos sutepamosios dalies nėra sąnariuose, tai būna kažkoks pertempimas ir tada pasidaro toksai kaip uždegimas, kaip pertempimas dėl to, kad nėra tos medžiagos sutepamosios, o tai yra labai svarbu. Ir žiūrėkit, ką mūsų elektroninė parduotuvė rašo. Šito preparato kaina yra 105 eurai su centais. Mes perkam už 74,5. Įsivaizduokit, kiek žmonių kenčia nuo tokių visokių dalykų ir kad užbėgti tokiem baisiem dalykam. Aš dabar žinokit, tokius stiprius vaistus geriu, kad man negalima vairuoti, man svaigsta galva, man netraukia miego, aš vakar nulūžau vakare ant sofos, lipau laiptais į viršų, mane nešiojo, ant tiek nuo skausmo stiprus vaistai ir vis tiek aš jaučiu tą petį. Nėra taip, kad visiškai skausmas nusimtų. Tai įsivaizduokit, ant kiek raumuo yra paveiktas, ant kiek trūksta šitų medžiagų ir ką rašo apie šitą dalyką mūsų elektroniniai parduotuviai. Collagen Pro Flex Train System maisto papildas. Novatoriška aktyvių sudėtinių dalių kompozicija sukurta žmonėms, kurie rūpinasi savo fizinę būklę. Visapusiškai palaiko sąnarių funkcionavimą, teigiamai veikia tiek sąnarių kremzlės, tiek jų veikloje dalyvaujančius raumenis ir sausgysles. Sudėtyje yra natūralus išgryninto jūro kolageno, pasižyminčio puikiu biologiniu prieinamumu. Tai yra gaunama iš mažyčių žuvyčių, kurios yra mažiau prisirijusios tų sunkiųjų metalų ir jūrinis kolagenas mum yra artimiausias mūsų organizmui, žmogaus organizmui. Ne kažkoks augalinis, ne kažkoks sintetinis, o jūrinis kolagenas. Vartoti 2 kapsulės per dieną. Viena yra po pusryčių, kita yra po pietų arba po vakarienės. Ir tai yra revoliucinis maisto papildas, palaikantis kaulų ir sąnarių veiklą. Kolagenas tai pagrindinės sausgyslių ir kremzlių sudarančių sąnarių statybinė medžiaga. Maisto papildų
gamyboje buvo panaudotas stipriai išgrynintas jūrinis kolagenas, išgaunamas pagal farmacinės gamybos standartus. Vitaminas C padeda organizmui pagaminti kolageną, kurio reikia ir kad kaulai ir kremzlės tinkamai veiktų. Baikalinė kalpokė tai stiprus antioksidantas veikiantis, veiksmingai saugo sąnarius, kraujagyslės ir raumenis. Vitaminas D padeda palaikyti normalią raumenų, kurie tiesiogiai veikia sąnarių funkcionavimą veiklą. Kalcis reikalingas stipriems kaulams. Gliukozamino sulfatas, va čia yra stebuklas, svarbus daugelio biomolekulių pirmtakis, visų pirma chondroitino, vieno iš pagrindinio sąnarių kremzlės komponentų. Nusipirkus šį maisto papildą gausite kodą skirtą prisijungti prie Nutrikot mobiliosios programėlės. Šią programėlę rasite Google Play ir App Store parduotuvėse. Tai parsisiųsite ir turėsite. Žodžiu, chebra, aš žinokit, jau negaliu, man taip skauda tą petį. Ir aš visiems rėksiu, visiems, žinokit, iš eilės rėksiu, kad naudokit šitą maisto papildą. Blemba, žinokit, neduok Dieve tas skausmas, aš jums nemoku papasakot. Tai yra baisu, baisu. Tai jau geriau naudoti tuos dalykus, kurie prevencija yra, kad taip nenutiktų. Nes žinokit, aš vakar išleidau 30 virš eurų už tai, kad man neskaudėtų. Gydo, aišku, ten nuo uždegimo jau ten gydo, ten tie kiti vaistai, bet šiaip tai yra nuo skausmo, tai jie praktiškai nuo skausmo, tai jie nieko negydo, tik tai, kad nuima tą skausmą. Ir va, Sigita rašo, šie papildai tikrai labai geri. Raminta rašo, sveikatos tau brangio ir mina. Sigita rašo, sveikatėlės, ačiū labai merginos. Bet žinokit, aš rėksiu visiems apie šitą maisto papildą. Nebus mano burna su užtrauktuku. Tikrai, aš visą laiką kalbėsiu apie tai, kad žmonės turėtų turėti prevenciją, kad neatsitiktų tokie, žinokit, man ištisai skauda. Aš su jumis kalbu skauda, aš miegu man skauda, aš valgau man skauda, man ištisai skauda. Ir aš ištisai geriu labai stiprius nuskausminamosius. Ir sakė, kad visa tai baigsis tik tai po kokių 2-3 savaičių, gal net po 4. Tai aš nežinau, žodžiu, netylėkim apie tai, ką mes turim gero, kad apsaugoti žmonės nuo tokių baisių dalykų. Ir dar ką norėjau pasakyti. Šios dienos užduotis yra paklausti žmonių, ar jie darė tyrimus savo blogojo cholesterolio. Jeigu jūs nenorite numirti nuo insulto ar nuo infarkto, šitos ligos, žinokit, jaunėja. 30 metų dar žmonės nesulaukia, jau patiria šitas ligas. Aš šokė, žinokit, aš šokė. Kiek yra supildyta prašymų, kiek yra ligoninėje. Aš vakar, kai pasidėjau, kaip aš pakalbėjau, kaip aš paklausiau su žmonėm, kas vyksta. Žinokit, baisus dalykai, insultai, infarktai. Taip, kad mes turim pasirūpinti savim, savo sveikata. Mūsų cholesterolis, jisai yra tam, kad neužsikištų kraujagyslės. Nes mes dabar nevalgom tokio maisto, kaip mes valgėm prieš 100 metų, mūsų senelė kaip valgė. Mūsų dabar maistas dirbtas, perdirbtas, modifikuotas, užaugintas ant trąšų. Žinokit, tai yra baisu. Mes nepasigilinam, mes jaučiam skonį, yra padarytas skonis ir visa kita. Pavyzdžiui, mūsų kava, ne? Taip, jinai yra be proto brangi, bet niekada nuo jos rūgštis nekyla, niekada nuo jos nebus kažkas tai bloga, nes ta kava yra natūrali. O dabar žiūrėkit, kaip kavą mes atsidarom, kvepia visi namai, aromatas skleidžiasi per visur. Ir aš nesuprantu, iš kur tas pridėta to aromato, suprantat, nes mūsų kava yra natūrali. Ir nėra taip, kad visi namai prakviptų tą kavą. Tiesiog kvepia kava natūraliai, viskas gerai. Bet ne taip įkyriai, ta prasme, ne taip, kad jau ten, kaip anuos pokelius, pavyzdžiui, iš parduotuvės atsidarai. Tai ko ten prideda? Ko ten prideda? Tai ką aš noriu pasakyti, jeigu mes neseksim savo blogojo cholesterolio, nes gerasis cholesterolis, jis ir mažina tą blogai, bet
Jeigu mes nesusitvarkysim šito dalyko, laiko klausimas, kada bus infarktas arba insultas. Ar jūs šito norit? Ar jūs nenorit apsaugoti savo mamų, tetų, sesių, aš nežinau, brolių? Taigi čia yra labai svarbu. Ir va pas mus yra komandoje medikės, kurios naudoja šitą maisto papildą dėl to, kad tie vaistai, kuriuos išrašo gydytojai, jie žiauriai kenkia. Jie labai kenkia organizmui, jie suardo kitus mūsų organizme labai svarbius organus ir tai yra jau nebeatstatoma. Tai aš rekomenduoju jums, naudokit mūsų cholesterolį. Yra ir Zoomas mūsų tinklapyje apie šitą maisto papildą. Atsisukite ir paklausykite. Mūsų elektroniniai parduotuviai irgi viskas parašyta. Aš ką perskaičiau apie šitą maisto papildą elektroniniai parduotuviai. Jūs lygiai taip pat galite įeiti ir paskaityti apie cholesterolį mūsų elektroniniai parduotuviai. Visa sudėtis yra parašyta. Kodėl aš sakau, panos, kad neuždarykim savo burnyčių, nebūkim su užtrauktuku, kalbėkim apie tuos dalykus žmonėms, nes žmonės vis tiek, žinokit, ieško, eina ir perka. Mano viena komandos narė vakar man davė tokį šaltą dušą, jinai, įsivaizduokit, nuėjo į atseit naują kompaniją Lietuvoje, mes nespėjom dairytis, vis naujos ir naujos ir naujos, ir ten atseit labai greitai uždirbsi, atseit labai viskas gerai. Aš nežinau nei vienos kompanijos, kur nereikia dirbti ir kur nereikia kalbėti, ieškoti naujų žmonių. Atseit tenais išsivalai organizmą, ląstelė švari ir ten tada numeti ir svorio. Taip, apie ką mes kalbam? Pas mus taip organizme yra net iki 15 kg šlakų pas kai kurios žmonės. Nuo 2 kg iki 15, gal pas vieną 2 kg yra, pas kitą gal 4, pas kitą 10, pas kitą 15. Tai yra inner balansas, kuris išvalo šlakus, toksinus, šarmina mūsų organizmą, nes rūgščiam organizme laiko klausimas, kada prasideda onkologija. Jeigu mūsų organizmas yra šarminis, mes tada išsivalę ląstelę, mes galim naudoti Slim Body System, kuris taip pat yra organizmo šluota. Valo žarnyną, o jeigu yra sveikas žarnynas, yra sveikas organizmas. Metam svorį, su inner balansu numetam 2-4 kg, nes išvalo šlakus toksinus. Su Slim Body System numetam 5-9 kg. Dėl to, kad yra gliukamananas, kuris užpildo mūsų skrandį, mes nejaučiam alkio jausmo ir yra chromas, kuris neleidžia jausti potraukio saldumynams, kas išlaisvina mus ir mes labai lengvai po truputėlį galime ir ten to šokolado juodo plytelę ryte prie kavos ar ne, jeigu labai nori, nes mes pradedam jausti organizmą, kad mums nereikia cukraus, nereikia miltų, mes tiesiog pradedam daugiau judėti, pradedam kreipti dėmesį į savo organizmą ir tie inner balansas ir Slim Body System padaro tą darbą. O ta mano, buvusi komandos narė sako, oi, ten taip gerai per 2-3 mėnesius, sakau, tai kiek kainuoja? 600 eurų. Tai vaikeli, pas mus, sakau, dar mažiau kainuoja, inner balansas ir Slim Body System net nesiekia nei 300 eurų už tuos du. Žodžiu, mergaitės, kalbėkim apie tuos stebuklus, kuriuos mes turime. Kalbėkime apie cholesterolį, jeigu norim, kad būtų gyvi mūsų artimieji ir mes patys saugotumėm savo sveikatą. Kalbėkim apie šitą, kur gliukozaminas padaro stebuklus, kurio taip reikia kaip oro. Žinokit, aš nežinau, kodėl mes užsitraukiam užtrauktukus ir mes nepasakom apie tokius dalykus. Mes kiekvieną dieną turim kontaktuoti, todėl šiandien dienos užduotis yra: paklauskite visų savo klientų, verslo partnerių, draugų, pažįstamų, kaimynų ir taip toliau, ar jie tikrinosi savo cholesterolį, ar jisai nėra per didelis, ar jam neverta būtų panaudoti šitus maisto papildus dėl savęs brangiausios, dėl prevencijos. Nežinokit, kai organizmas nusprendžia sustoti, jisai sustoja labai skausmingai. Labai skausmingai sustabdo tave, tada tu nenori nieko, nenori nei apie pinigus girdėti, nenori nei susitikti, nenori apie darbą, net nekyla rankos, nes tau skausmas sveria ir tu nieko negali padaryti.
Žodžiu, kalbėkim apie tai su daugiau žmonių. Sakykim apie tuos stebuklus, ką mes turime, nes tai yra, žinokit, tikrai labai svarbu. Šią savaitę visi, kas daro užsakymą, galite gauti šitą puikų mūsų dantų šepetėlių valymui ir protezų valymui, kas turi protezus močiutės ar tetos, skirtą rinkinį. Taip, tai vieną va šitą nusikirpam, įsitirpinam į 250 ml vandens ar kiek, aš dabar neatsimenu, reikia žiūrėti instrukcijas. Ir galim merkti vieną šepetėlį, 2, 3, 4 į tą patį skystį. Ir savaitę laiko jūsų šepetėliai būna dezinfekuojami, nes tos bakterijos, kurios yra ant šepetėlio, jos neišsivalo su karštu vandeniu. Ir jūs paskui su tais pačiais šepetėliais dedate į burną ir vėl valote tuos dantukus ir norite, kad nebūtų blogo kvapo burnoj. Tai va čia yra priemonė, kurią duoda dovanų. Taip, jinai prabangi, brangi, jinai yra probiotikai. Tai yra labai svarbus dalykas mūsų organizmui probiotikai. Jį duoda dovanų. Tai kodėl nepasidaryti užsakymą už 150 taškų ir nepasimti dovanų šito dalyko. Dar vienas dalykas, ką mes galim sakyti, mes turim unikumą, siurblio kvapuką. Tai yra, įeina 2 siurblio kvapukai ir štai yra, aš turiu tokį užsidėjus nemokamas pavyzdys, kad galėtų pauostyti, nes kvapas yra užuodžiamas net per šitą. O kai mes įdedam į siurblį, kvepia visi namai, siurbliuoji ir kvepia visi namai. Nevarkit su tai žmonėm, kuriem nereikia siurbiant, kad kvepėtų namai. Nevarkit, bet ieškokit tų, kuriems patinka tai, kurie nori turėti tokį kvapuką į siurblį, kad galėtų pakvepinti namus, 2 darbus padaryti ir išsiurbti ir dar, kad kvepėtų visi namai. Tai yra unikumas, tai yra puikia dovana, tai yra tikrai mūsų kompanijos topas, nes niekas daugiau neturi tokių dalykų. Tinka ir į robotuką, tinka ir į paprastą siurblį, tik su vandeniu netinka. Kalbėkime, mergaitės, apie tai, kas yra mums labai smagu, labai patinka ir labai verta kalbėti apie tai su kitais. Nes, žinokit, jeigu jūs nepakalbėsit, atsiras kas pakalbės. Sigita rašo, labai faina priemonė šepetukams. Reikia atskiesti 250 ml. Nu tai va, 250 ml ir tada į tą skystį merkiam 2, 3, 4 šepetėlius. Taip, šitą Raminta sako, nuostabus siurblio kvapai. Taip, tikrai unikumas. Mūsų kompanijos yra unikumas, nes kitos kompanijos niekas neturi. Ir kadangi mūsų kompanija yra nukopijuota, nežinau, gal 5 kartus, tai aš net nebejoju, kad kopijuos viską. Taip, kad geriau jūs būkit pirmieji, jūs užkiškit visus turgelius, skelbimų lentas, visa Lietuva, Vintedus, visus su mūsų unikumais. Bet parašykite apie juos taip, kad žmonės suprastų, kad tai yra stebuklas. Nes mes, kai išbandom, mes žinom, kad tai yra vau, bet kai mes nepabendraujam su daugiau žmonių, tai pat kažkas kitas pabendrauja su tai žmonėm ir ten apsuka galvą ir jiems atrodo, kad ten yra geriausia. Tai va, tai žodžiu, tiek norėjau su jumis pasidalinti šiandien ir mačiau, kad jau įmetusi Loreta dienos akciją, o dienos akcija tai yra labai fainos dovanos. Nes tikrai žmonės labai mėgsta gauti dovanas. Jeigu darote 150 taškų, tai jūs gausite ne tik šitus probiotinius dantų šepetėlių valymui skirtas priemonės, bet ir gausite vieną Smart & Clean bio valymo tabletę. Pasidarysite pusę litro tirpalą ir valysite tą, ką norite. Ar virtuvę, ar stiklą, ar vonę, ar tualetą, ar grindis. Jeigu jūsų užsakymas bus už 250 taškų, gausite ir šitą, ir vieną tabletę, ir vieną jų tik prabangų kūno balzamą. Mylėkim save. Aš visada einu į dušą kiekvieną rytą ir aš leidžiu save pamaloninti neskubant. Aš prausiu, aš dėkoju, kad mano kūnas yra gražus, stangrus, sveikas.
ir kad atsinaujina mano ląstelės, tiesiog pabūnant su savim. Lygiai taip pat su kūno balzamu. Šiandien išsitepiau anticeliulitinį kūno balzamą iš beta-gliukano. Ir tepu, žinokit, ir vidinės šlaunis, ir užpakaliuką, ir ten, kur venos truputėlį matosi. Ir tiesiog tepu, masažuoju ir šneku, kad darosi oda stangresnė, venos mažėja, viskas formos gražėja ir tiesiog reikia mylėti save. Tai dabar duoda dar jum ir balzamo dovanų, prabangų, jų tik kūno balzamą, jūs įsivaizduokit, darot už 250 taškų, jau nemokamas atvežimas, nes nuo 61 eurų maždaug 220 taškų atveža nemokamai ir jūs gaunate 3 dovanas. Šitas, kur kainuoja, nežinau, apie 30 eurų gal, tabletė apie 10 eurų kainuoja, balzamas kainuoja apie 25 eurus ar 30, tai jūs gaunate apie 70 eurų dovanų. Ir jeigu daro 350 taškų, tai jūs gaunate šitą valiklį šepetėlių ir protezų. Taip pat vieną tabletę, prabangų kūno balzamą ir dar Pure kvepalų buteliuką. Eina savo. Tai jūs galit pasirinkti, ar norit vyrišką buteliuką Pure, ar moterišką. Tai sakau, jūs apie 70-80 eurų gaunate dovanų iš kompanijos. Jeigu šiandien darote už 350 taškų, apie 80 eurų gaunasi. Klausykit, kaip myli mus kompanija ir dėl ko? Dėl to, kad mes kuo greičiau išbandytumėm kuo daugiau produktų ir kad kuo greičiau pasakytumėm visiems apie tuos mažus stebuklėlius, kurie daro gyvenimą mūsų gražesnį, geresnį, patogesnį. Ir aš nežinau, kokį pažįstat žmogų, pasakykit man, kuris nenori būti sveikesnis, gražesnis, energingesnis ir turėti daugiau pinigų. Aš nežinau tokio žmogaus. Taigi mes neuždirbame pinigų tik dėl to, kad mes esam čia užtrauktuką užsisegę, mūsų parduotuvė yra uždaryta. Jeigu čia užtrauktukas užsegtas, mūsų parduotuvė yra uždaryta. Niekam mes apie nieko nesakom. Aš nesakau, kad jūs susitikote žmogų parke ant suoliuko ir jau jūs pradedate siūlyti kvepalus, jau čia taip anaip. Ne, jeigu tas žmogus yra jūsų tik sutiktas parke, pliaže ar kažkur, tai jūs tiesiog pakalbėkite apie kažką, tai raskite bendrų interesų ir apsikeiskite kontaktais. Vat pavyzdžiui, vakar taip ir buvo klinikiniai ligoniniai. Aš sėdėjau, laukiau pas gydytoją eilės ir sėdėjo mergaitė su įtvaru. Ir aš atsisukau ją ir sakau, kas jums nutiko? Sako, aš papuoliau į avariją, sako, susitrenkė 3 mašinos, nes per perėją ėjo žmogus ir buvo slidu, anksčiau reikėjo stabdyti. Ir aš pradėjau su ją kalbėti ir sakau, o kas jums? Sakau, man labai skauda petį. Ir jis sako, aš turiu gerą masažistą. Sakau, wow, kaip gerai. Ar aš galėčiau pasimti jūsų Facebooką? Mes apsikeitėm Facebookai, sakau, tai jūs man parekomenduosit, parašysit tą masažisto telefoną, duosit ar ne. Viskas, mes jau turim kontaktą. Ir dar prie to pačio paklausiau, kada jūs gimtadienis, sakė, kad jinai svarstyklės, man atrodo. Tai vėl bus proga pasveikinti su gimtadieniu. Žodžiu, mes visur, kur eina, mes turim kalbėti, bendrauti, ieškoti kontaktų, o paskui išsiaiškinti žmonių poreikius. Ir būtinai padarykite namų darbus. Paklauskite visų, ar tyrysi savo cholesterolį, ar žinai, kiek yra cholesterolis. Ir dar jums įmesti galiu tuos filmukus apie cholesterolį, ką aš esu nusifilmavus iš Vytautės webinaro, kuris buvo praeitą savaitę. Aš dariau ekrano video. Ką jinai kalbėjo, aš padariau ekrano video ir aš turiu susaugojus. Ir aš dabar žmonėm netgi siunčiu tą ekrano video, kad išgirstų apie tą cholesterolį, nes, kaip Vytautė kalba, jinai labai argumentuotai ir plus ne aš sakau, ne, aš tai kas, aš neturiu nei gydytojos laipsnio nieko. Tai va, Sigita sako, ačiū ir Mina, gavau daug temų savo live, prašom. Sigita sako, Raminta, nuostabus ir tai va. Dabar parašykite man į komentarus, gal turite kažkokių klausimų. Ir jeigu
galite pasidalinkite, koks FM produktas jums patinka labiausiai, kokią jums naudą davė, kokią problemą išsprendė, kodėl rekomenduotumėt jį vieniems ar kitiems. Ir būkite visada atidarę savo parduotuvę. Ieškokite naujų kontaktų, išsiaiškinkite žmonių poreikius, klausykitės, ką jie sako ir tikrai rasite, kam parekomenduoti puikius produktus ir jums kompanija už tai tikrai sumokės. Tai va, Sigita sako, būsiu dėkinga už filmukus. Gerai, Sigita, įmesiu. Tai va, gerai, žodžiu, bėgam darbuotis, pasakykime apie tas visas dovanas. Nuo 150 taškų jau 2 dovanos, 250 taškų 3 dovanos, 350 taškų 4 dovanos ir sakykime apie tai visiems, nes tai yra nuostabu. Ačiū visiems, kas buvote, jeigu buvo naudinga, dėkite laikus, širdelės, jeigu matote įrašą, dėkite grotažymę, rašykite įrašas ir susimatysime rytoj 10 valandą. Ate visiems, dar šiandien Sigitos laivas 3 valandą. Tai va, iki, ate. Einam darbuotis.